Sveikinuosi su tavimi ir vėl šiame epizode, kuris vadinasi "Kodėl tiek daug žmonių jaučiasi pasimetę". Ir pamaniau, kad rašysiu šį epizodą ir jis gali būti toks gan tiesmukiškas, bet aš manau, kad kartais žmonėms reikia išgirsti tą tiesą dar kartą, dar kartą, dar kartą, kol mes pagaliau galėsim suvokti, kas ir kaip. Ir noriu visų pirma pasidžiaugti, kadangi šiandieną mūsų klausytojų yra įrašų, ta prasme, jau 80 tūkstančių vien Spotify, kas yra tikrai labai didelis skaičius ir aišku, čia neskaitant YouTube. Tai labai ačiū Jums, kad esat, kad klausot, kad dalinatės ir ar galbūt esate tie tylus klausytojai, esat garsus klausytojai, bet kokiu atveju dėkoju Jums, nes kaip ir nekartą susakius, šis podcastas prasidėjo nuo mažos idėjos, kuri dabar tęsiasi ir vis vystosi kažką daugiau. Tai ačiū Jums, kad esat mėlyje. Ir šios dienos tema, kaip minėjau, kodėl mums dažnai žmonės jaučiasi tokie pasimetę. Tai galiu pasakyti, padalinsiu labai ir savo asmeninę patirtim ir be abejo, ką aš atradau per astrologinį žemėlapį ir galbūt kas pasikeitė pas mane, ne tik manyje, bet ir dirbant su žmonėm asmeniškai. Tai pats pagrindinis dalykas, kodėl žmonės jaučiasi pasimetę, todėl kad jie klauso patarimų kitų žmonių. Tai dažniausiai klauso tų žmonių, kurie yra jų geriausi draugai, jų šeimos nariai ir tiesiog jų artimoje aplinkoje ar netgi kolegos. Ir jie remiasi tiesiog jų išvalgomis. Nors galbūt vidinis balsas netgi sako prieš, bet vis tiek tas žmogus jums sako taip, kitas žmogus dar pritarė ir labai dažnai mes tiesiog gyvenam pagal kitų žmonių nuomonės ar lūkesčius ar tiesiog tarimus. Labai retas žmogus iš tikrųjų priima sprendimus iš savo intuicijos, nesiremiant kitų žmonių patarimais. Ir aš turiu tokią gyvenime taisyklę jau tikriausiai gan ilgas laiko tarpas, tai kad kai aš kažką sugalvoju, aš su nieku nesitariu. Nes kiek aš esu tarusis, tiek man žmonės bando paaiškinti, kodėl aš turėčiau to nedaryti, kodėl aš turėčiau taip, bet jeigu aš žinau, kad mano intuicija man tiesiai šviesiai sako, ta prasme, kokį man pusę reikia žiūrėti, žinot, tas vidinis balsas. Be abejo, mes labai dažnai to vidiniu balsu galime abejoti, bet jeigu nuolatos tas balsas jums išlenda ir išlenda ir išlenda, tai vietoj to, kad eiti ir paklausti, taip, aišku, aš nesakau, kad iš visų žmonių, ne. Yra žmonių, kurie kaip tik sugebės žiūrėti iš kitos pusės, bet aš turiu omeny neiti su visais tartis apie tai. Tiesiog pasitart su tam tikrais žmonėms, kuriais jūs tikrai žinot, kad jie jūsų neteis, kad jie nebandys įkišti savo nuomonės ar remtis savo kažkokiamis tai pasąmonės programomis, kodėl tai galėtų neišeiti, nes daug žmonių gyvenimo svajonių yra uždarytos, ta prasme, dėl tų kitų žmonių nepalaikymo. Nes įsivaizduokit, tarkim, nueini pas kokią draugę ir sakai, klausyk, aš noriu tapti makiažo meistrą. O nežinau, kažkodėl man tokia yra intuicija, kad aš būčiau žiauriai gera makiažo meistrė. Tarp kitko, čia viena iš mano irgi patirčių, kurią aš turėjau, kai norėjau būti makiažo meistrė. Na, ir ta draugė sako, tai kad dabar ir taip daug tų makiažo meistrų, ką tu čia dabar darys, taigi pasižiūrėk pilna rinka tų makiažo meistrių, tai kam tau dar čia stengtis, ne? Ta prasme, tokia neigiama. Bet gerai, tas žmogus galbūt turi tokį talentą, tokią ta prasme, ko neturi daug kas ir jisai gali pritraukti visai kitokius žmonės, kurių kiti žmonės nepritrauks, ne? Bet tas žmogus, kadangi jo yra labai limituotas įsitikinimas ir jisai tą limituotą savo programą perduoda kitam žmogui, tada tas kitas žmogus pradeda abejoti, gal iš tikrųjų jinai yra tokia teisi. Na ir jie visi sėdi tame limite. Vietoj to, kad tu neisi prie žmogus, kuris tau sakys, tai aišku. Nežiūrėk, kas daro, kas nedaro. Tau sako vidinis balsas, tu eik ir daryk. O kas blogiausia gali nutikti, pabandysi ir žinosi, kad pabandėjai, ne? Tada žmogui yra visai kitaip, tada jis eis ir pabandys ir panašiai, bet tiek daug žmonių iš tikrųjų su savo tais replikom, tokiom neapgalvotom, jie net nesusimasto, kiek daug žmonių svajonių jie uždaro. Tiesiog. Dėl to, kad tie žmonės, jie turi didelę įtaką tiem žmonėm, nes aš sakau irgi čia iš savo patirties, kiek man buvo. Aš kažką sugalvoju ir kiti žmonės man pradeda pasakoti, kad čia nesąmonė. Tas pats man buvo su tinkliniu marketingu. Kai aš pradėjau, tai aš to palaikymo turėjau labai mažai. Keli žmonės tikrai ant pirštų galiu suskaičiuoti, kurie sakė daryti, stengtis ir tikrai nepasiduoti. Bet visi kiti tiesiog ir laukia, kol aš nustosiu daryti. Ta prasme. O tada, aišku, kai pamatė, kad jau tu pasiekiai pozicijas, kad metei darbą, o tada sveikinimai, kokia tu šaunuolė, kokia tu fainuolė. Prasme, kur tu visą laiką buvai, tu net nenorėjai manęs palaikyti, užsisakant bent mažiausią produktą, žinai. Ta prasme, ir aš neturiu kažkokio tai, kaip pasakyti, nusivylimmo, tiesiog, bet yra labai keista, kai žmonės tavęs tiek daug nepalaiko, bet kai tu jau kažką pasieki, tada visiems labai patogu tave palaikyti. Tada žiūrėk ir komentuot pradeda su sveikinimais. Dėl to aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti,
nuo to sėkio, vat, kada aš mečiau darbą, kada aš akivaizdžiai parodžiau savo rezultatais, ką aš pasiekiau, kaip stovėjau ant scenos, kaip pamatė žmonės, kokie yra pas mane gyvenime pokyčiai šios veiklos dėka, nebuvo jokio negatyvo. Labai retai kažkokį negatyvą sulaukiu. O kai pradėjau, o Dieve, kiekvieną dieną gaudavau ilgiausias žinutės, kiekvieną dieną kažkokie komentarai, kiekvieną dieną kažkas kabinėjęs prie produkto, prie kompensacijos plano, ta prasme. Ir tai tada, kai pamato, kad yra rezultatas, kažkodėl žmonės nutyla. Tai pagalvokit, kiek daug žmonių yra, va taip irgi kažką bando daryti, bando kažkur kapanuotis, kažką tai siekti ir sulaukia to mažai palaikymo, to mažai atgalinio ryšio. Ir šiaip galiu pasakyti dar iš tokio savo patirties ir daugelio žmonių patirties, kad jūs labiausiai palaikys žmonės, kurie jūsų nepažįsta. Tie, kurie jūs pažįsta, palaikys mažiausiai. Pavyzdžiui, mano patirtį galiu pasakyti, 1% yra iš mano aplinkos pažįstamos įsigijęs kažkokius tai produktus iš manęs, kažkokį tai visą. Ar tie patys žmonės klauso podkasto. Ta prasme, visiškai nepažįstami žmonės klauso mano podkasto, ne? Arba visiškai nepažįstami žmonės yra mano komandai, mano klientai ir panašiai. Tai va, taip kad niekada limituokit savęs kitų žmonių tais labai limituojančiais įsitikinimais ir prisiminkit, kad nepažįstami jūs palaikys daug daugiau negu tie, kurie pažįsta. Nestabdykit savęs dėl to. Ir dar tas dalykas, kai mes, pavyzdžiui, analizuojame astrologinį žemėlapį, mes pamatom, ant kiek mes kiekvienas esam skirtingas. Tai jeigu tas žmogus ar ne turi absoliučiai kitokią gyvenimo misiją, absoliučiai kitokias pažiūras, absoliučiai kitas genijaus zonas, jisai niekada negalės suprasti to kito žmogaus. Niekada, nes jisai yra kitoks, jisai yra unikalus, jisai yra autentiškas, kaip ir jisai. Tai dėl ko aš ir sakau, mėlyje, jums reikia žiūrėti savo astrologinį žemėlapį, nes tie klausimai, kurių jūs ten ieško dažniausiai aplinkoje ar kažkur tai, jie slypi tame astrologinėme žemėlapį. Tikrai jūs galite rasti labai daug atsakymų. Tada jums nebereikia žiūrėti kairę į dešinę, nebereikia klausinėti, ar tu čia man pritari ar nepritari, nes tu žinai, kas tau yra teisinga, kas tau nėra teisinga. Ta prasme, tu tiesiog žinai tai, supranta? Tai vad būtent aš noriu pakviesti, darau nemokamą seminarą apie tai, ką sako tavo astrologinis žemėlapis. Rugpjūčio 27 dieną, 8 val. Lietuvos laiku. Tiesiog yra nuoroda prisekta prie aprašymo, tai paspauskit, užsiregistruokit. Registracija nemokama, jeigu negalit prisijungti gyvai, bus ir įrašas. Tai galėsit paklausyti ir įrašą taipogi. Tai labai raginu, jeigu klausot po tos dienos, tai galite man parašyti asmeniškai Instagrame ar Facebook'e seminaras ir aš jums atsiųsiu įrašą. Tai tiesiog bus jisai išsaugotas bet kokiu atveju. Nes būtent tame seminare aš supažindinsiu su astrologiniu žemėlapiu, kas tai yra. Vizualiai aš jums parodysiu, kas tai yra, kaip jūs galite išmokti atrasti atsakymus ne tik apie save, bet ir apie kitus žmonės. Tai tiesiog bus toks labai edukacinis seminaras, kur jūs galėsit iš tikrųjų gauti įrankius, kaip galite tai išmokti ir sužinoti daugiau. Tai labai raginu jūs prisijungti, jeigu jums tai yra aktualu ir turėtų būti aktualu kiekvienam žmogui, kuris nori iš tikrųjų gyvenime progresuoti. Ir jeigu kažkas esat skeptiški dėl tų visų astrologijos, čia visokios ir panašiai, tai ar esi skeptikas ar ne, bet žinokit, visus mus tai labai takoja gyvenime. Nes visus dabar žmonės, su kuriais man teko žiūrėti astrologinius žemėlapius, ar užsieniečius, ar lietuvius, galiu pasakyti, viską patvirtino apie juos. Ta prasme, didžioji procentali dalis patvirtino apie tos žmonės. Ir aš pati apie save žinau, kad atrodo, iš kur viską žino apie mane. Nu, iš kur. Ir vad buvo irgi su žmonėm kalbėjom, turėjom iš tikrųjų skambutį ne vieną ir maždaug sako, iš kur atrodo tiek daug patvirtinimo, tiek daug patvirtinimo apie mane. Nes čia yra jūsų unikalus tas žemėlapis, kurių niekas kitas neturi, nes tuo momentu, kai jūs gimėt, jūsų planetosios buvo įsidėšiusios atitinkamai ir jos jūs įtakoja atitinkamai. Ta prasme, paliko kaip tą tokį pėdsaką, suprantat? Tai yra lygiai tas pats ir šiuo momentu, tos planetos nuolatos keičiasi, tai mus įtakoja pastoviai. Pavyzdžiui, šiuo momentu yra Urano planeta, pati maistiškiausia planeta yra Dvynyje. Tai dabar jūs galite tikėtis, kad viskas dar daugiau progresuos, dar technologijos aukščiau viską paims. Ta prasme, aš žinau, kad mes ir taip jau galvojam, kiek dar gali viskas kilti, bet iš tikrųjų viskas dar aukščiau, jis dar progresuos, dar bus daugiau didesnis greitis, nes būtent Uranas yra ta maistiškiausia planeta, o Dvynys yra pats greičiausias zodiako ženklas iš visų 12. Va. Ir pavyzdžiui, aš galiu pasakyti savo asmeninę patirtim. Aš turiu labai daug Dvynio įtakos. Pas mane 12 būste yra 3 planetos Dvynyje. Merkurijus, Saulė ir Mėnulis. Tai yra
realiai svarbiausias planetos, o Merkurijus yra komunikacijos planeta. Merkurijus dievina būti dvinyje, nes jo natūralus namai yra dvinys. Tai dėl ko aš galiu tiek daug kalbėti, dėl ko mano smegenys taip greit veikia, dėl ko aš galiu tiek daug dalykų apsiimti ir juos įgyvendinti, nes aš natūraliai turiu, čia yra mano dovana, čia yra mano genijaus zona, tai yra komunikacija, tai yra mokymasis, idėjų pritaikymas. Ta prasme, aš galiu ganėtinai greit viską išmokti ir galiu viską greit perfiltruoti ir išmokyti kitus žmonės. Čia yra mano stiprioji pusė, suprantat? Ir dėl to aš negaliu pasakyti, kad kažkas gali padaryti tą patį, dėl to, kad to žmogaus genijaus zona yra visiškai kitokia negu mano, suprantat? Ir aš kokią didžiausią klaidą dariau tinklinio marketingo savo versle ir šiaip mentoruojant žmonės, tai kad dalindamasi savo strategiją, kas man veikia, visiškai neapžvelgiant, kokia yra pas žmogų energetinė struktūra, nes taipogi dabar ir human design pradėjau irgi pritaikyti, nežinau ar žinot apie human design, bet tai irgi yra projektorius, generatorius, reflektorius, manifesting generator ir iš tikrųjų kiekvienas tas tipas, jis yra antiek vėlgi skirtingas ir kiekvienam tam žmogui, pavyzdžiui, kurti veiklas, apskritai gyvenime progresuoti, bus visiškai skirtingos tendencijos, skirtingos energijos. Tai pavyzdžiui, generatoriui niekada, tai yra projektoriui niekada neveiks tai, kas veiks generatoriui. Nes generatorius yra tas, kuris daro, pavyzdžiui, veiksmus, kada tavo sakral, kaip sakant, sako taip. Ar ne? Taip, taip, taip. Tai aš, pavyzdžiui, esu generatorius. Aš negaliu šnekėti apie dalykus, kurie man įdomus, nes žmonės tiesiog tai jaus. Aš dirbu su sveika gyvensena, bet man įdomiau kalbėti yra apie psichologiją, apie saviugdą. Ir aš vėlgi žinau dėl ko, nes pas mane 12 būste, astrologiniam žemėlapį sėdi 3 planetos, kur 12 būstas yra apie pasąmonę, apie tai, kas yra nematoma. Dėl to aš puikiai žinau, kad man kalbėti apie tai, ką aš dabar kalbu, yra visiškai skirta man. Visiškai skirta man. Čia yra mano tema. Čia yra, aš visada domėjausi psichologija, aš jau nuo pat mažų dienų norėjau iš tikrųjų studijuoti psichologiją, bet kadangi reikėjo labai aukšto matematikos, žodžiu, egzamino, man matematika nesisekė. Čia vėlgi sistemos spraga, argi ne taip. Tu turi išlaikyti matematikos aukštą. Nepasakyčiau, kad nesisekė, iš tikrųjų gal normaliai sekėsi, bet tiesiog nebuvau ta visiškai, kur galėdavau tiesiog būti aukštumuose su matematiko. Ten reikėjo labai labai aukšto iš tikrųjų to rezultato, kad galėtum įstoti psichologiją. Bet visada domėdavau psichologiją, visada būdavo įdomu man skaityti knygas apie psichologiją nuo pat mažų dienų ir mane visada traukė tenais, visada traukė tai. Ir būtent kalbėti man apie saviugdą, aš tiesiog dievinu kalbėti, aš dievinu vesti podcastą. Aš pradėjau vesti podcastą visiškai be jokių ten finansinių kažkokių tai norų. Tiesiog vesti, tiesiog dalintis. Man tai patinka. Dėl ko man patinka ateiti kiekvieną savaitę ir rašinėti epizodą, nes man tai patinka, man yra gera. Aš tai tiesiog darau, nes man tai yra gera. Aš galiu apie tai kalbėti, tiesiog su didžiuliu užsidegimu. Jeigu man reikėtų rašinėti dabar kiekvieną naują epizodą apie, tarkim, makronutrientus, apie tai, kaip mesti svorį, ką aš galiu irgi kalbėti, tarkim, arba kaip įsigydyti aknę, man nebūtų įdomu. Tiesiog nebūtų man įdomu, suprantat? Tai va, tai generatorius, jisai gali tada įkvėpti žmonės, kai jam pačiam yra įdomu. Tai va, tai ir aš aišku nesakau, kad aš nekalbu apie sveiką gyvenseną, aš kalbu kitose platformose, kitam profilį, bet esmė tame, kad mane labiausiai veda kalbėti apie psichologiją, apie astrologiją dabar, apie tai, kaip mes galim kiekvienas pritaikyti viską unikaliai ir panašiai. Tai va, ir pavyzdžiui, generatoriaus energija yra visai kitokia negu projektorius. Tai va, tai aš nenoriu čia labai įsiplėsti, bet ką aš noriu jums pasakyti, aš noriu pasakyti, kad mes kiekvienas esame antiek skirtingi, antiek unikalūs ir niekada neveiks viena ta pati strategija visiems žmonėms. Tai pavyzdžiui, kaip pas mus, net pavyzdžiui, tinkliniame marketinge būdavo tas toksai, kad va, čia yra strategija, čia yra kažkieno tai to-do listas, tai dabar reiktų irgi daryti tą patį žodžių, nes va, tas žmogus darė, jisai milijoną svarų uždirbo praeitais metais, tai dabar turi į tą patį daryti. Nu, iš tikrųjų, ir dar po šią dieną žmonės taip šneka Zoom'uose. Ta prasme, aš buvau nuėjus vieną čia kompanijos Zoom'ą prieš mėnesį laiko ir tikrai yra aišku gerų dalykų, kur tu gali pasimti savo, ne, bet tas toksai, kad va, yra kažkieno strategija, tas žmogus dalinasi ir tada tie žmonės, kai tik bando eiti tą strategiją daryti, aišku, jiem nesigauna taip viskas, dėl to, kad pas juos yra visiškai kitokios struktūros, pas juos yra visai kitokie tipai, pas juos yra visai kitokie įsidėstymai astrologiniam žemėlapį, visai kitokios genijaus zonos, tai kaip jisai galvoja, kad jam veiks? Kaip jisai galvoja, kad jam veiks kažkokio tai žmogaus genijaus zonos strategijos. Dėl to visi tie prisijungimai, kaip pavyzdžiui, žmonės organizuoja ten, aš uždirbau ten milijoną per 30 dienų, prisijungi mano workshopą. Tai gerai, tas žmogus, aš tikrai neabejoju, kad jisai tai, ką darė, jam veikia, bet jis negali niekada
tos strategijos eiti kitam žmogui mokyti ir sakyti, kad jinai veiks, dėl to, kad jisai nieko apie tą žmogų nežino. Tai va dėl ko aš esu dabar tokia įstringa astrologija, dėl ko aš pradėjau eiti visas šitas temas, dėl to, kad pagaliau eina suvokti tą tokį suvokimą, kad ant kiek mes esam unikalūs ir kad mes turim suvokti to žmogaus unikalumą, kad mes galėtumėm tam žmogui duoti tai, ko jam iš tikrųjų reikia. Ir vietoj to ieškoti tų atsakymų iš išorės, ieškoti iš kairė į dešinę. Nes man irgi yra buvo tiek daug pavyzdžių situacijų, kad darai atrodo absoliučiai viską. Absoliučiai viską, ką tu gali daryti, jau nebėra tiesiog laisvų valandų, kad dar galėtum kažką daryti. Ir atsimenu, man atsakydavo partneris mano, kiek tu, Agne, dirbi, žinai, kiek tu dirbi, tu sako, senai ten turėtum būti kompanijos viršūniai, žinai, nes kiek tu, sako, atsiduodi ir komandai, kiek tu, sako, įdedi tų pastangų ir, nu, tu tiesiog, aš, sako, nesuprantu ir aš tikrai, nu, uždirbau pakankamai gerus pinigus ir panašiai, bet, nu, tikrai netitiko to, ką dariau, laiko atžvilgių ir panašiai. Bet čia problema buvo ne tai, kad nepakankamai darai, nes akivaizdžiai dariau pakankamai. Bet čia vėlgi nervinė sistema, mėlyje, kaip aš jau su nekartą kalbėjau, jeigu nervinė sistema nėra pasiruošusi, kad ir kiek tu darysi, kad ir kiek tu ten haslinsi, kad ir kiek tu ten tų strategijų išbandysi, jeigu tavo nervinė sistema nebus pasiruošusi priimti tas didesnės pajamas ir jas išlaikyti, strategijos nepadės, tikrai nepadės. Ir atlikti tą energetinį darbą yra daug svarbiau negu tą strateginį darbą. Ne. Aš nesakau, kad strategija nėra svarbu. Strategija yra labai labai svarbu. Tikrai yra labai svarbu, nes jeigu tu irgi darysi viską tiesiog, kaip sakant, kaip vėjas papūs, tai vėlgi nebus to tokio gero rezultato. Bet jeigu tu apjungsi ir energetiką, ir strategiją, pas tave pamatysi visai bus kitoks rezultatas. Čia yra mano ta vizija, ką aš noriu, kaip sakant, ką aš jau gveldenu po truputėlį, kad apjungti strategiją su astrologija, su senovės išmintim, su human design taipogi, kad mes galėtumėm kiekvieną žmogų va taip tiesiog unikaliai apžiūrėti, kas jam tinka, kas jam netinka ir kaip jisai turėtų tą strategiją pritaikyti pagal tai, kas jam energetiškai yra tinkama. Suprantat? O ne, čia yra kažkoks blueprintas, tai vadovai visi dabar imam ir darom, žodžiu, ne? Ir kiek aš, pavyzdžiui, matau tinklinėme marketinge iš tikrųjų žmonių, kurie jau metai daro tos pačius dalykus, rezultatų jokių kaip ir nėra, bet jie vis tiek toliau daro. Vis tiek toliau daro tą patį, nes jų lyderiai tiesiog jiems lyderiams veikia, ne, tai tie lyderiai toliau ateina zoomuose šneka apie tai, čia, tarp kitko, aš lygiai tą patį darydavau, lygiai tą patį darydavau, jeigu mano paklausytumėt podcastą prieš kokius metus, tikriausiai girdėtumėt, kaip aš kalbu apie tai, kad čia yra mano strategija, jinai man veikia, jinai veiks visiems. Tai va, tai tiesiog tie lyderiai šneka ir tie eina žmonės toliau, ne? Čia aš kalbu, čia jūs galite pritaikyti bet kurios srityje, suprantat, ta prasme, ne tik tinklinė marketingė, ta prasme. Ir tie eina ir bando daryti tą patį, jie nors negauna rezultato, vis tiek daro ir paskui niekas nesupranta, kodėl nesigauna, nes tai yra visiškai tau energetiškai netinkama daryti, supranti. Ir labai dažnai, vat, būna ir man kartais įkeliu post ir matau kažkas nukopijuoja tą patį tekstą. Nu gerai, apie produktą. Mes seniau iš tikrųjų labai leisdavom dalintis tais, kopijuok ten tos postus tekstus, koks skirtumas. Kas yra irgi labai blogai, nes kodėl? Ta prasme, aš čia kalbu apie produktą, tarkim, tekstus. Todėl, kad aš kaip kūriau tą tekstą, čia yra mano energija, čia yra mano idėjos, ne? Taip, galbūt geras tekstas, fainai skamba, bet jeigu tu pasidalinsi, tai ta susiklausys visai kitaip, supranti? Nes tai nebus iš tavo energetinės pusės, nebus iš tavo auros. Ir labai dažnai žmonės jaučia, ne? Kai tu dalinies kažką, kas nėra tavo. Dėl to, pavyzdžiui, paimsi mane kaip pavyzdžiui, tie visi reelsai, trendiniai visokie reelsai, ne? Žmonės gali paimti, uždėti tą pačią dainą, atkartuot, kaip sakant, nu, žodžiu, padarytos pačius veiksmus, ne, ir visi tą patį trendinį ten reelsą dalinasi tūkstančiai žmonių. Bet ne visi žmonės gali ateiti podcast'e kalbėti 30 minučių. Negali tiesiog, ne kiekvienas to negal padaryti, ne? Nes tu to net kartuosi, dėl to man, pavyzdžiui, patinka vesti podcastą, daryti laivą, nes tu tada gali žmogui parodyti savo autentiškumą, kas tu esi per žmogus, kas esi tikras tu, o ne tas, kuris tiesiog mikčioja pagal tas pačias dainas per visą TikToką, per visą Instagramą, ne? Žmonės nori to tikrumo, žmonės nori to sužinoti, kas tas žmogus iš tikrųjų yra. Ir dėl to niekam nėra įdomu, kaip sakant, klausyti pastoviai tų pačių tenais muziko, ne? Tai va, tai čia toks irgi pavyzdys, kad tas ilgas kontentas, kaip sakant, podcastas žmonėms duoda labai daug ir duoda to tikrumo iš to žmogaus, ko tikrai tu nesuvaidinsi ir nenueisi, nukopijuosi, ne? Tai va, tai čia tą aš noriu jums mėliai pabrėžti, kad
pats pagrindinis dalykas, kodėl žmonės jaučiasi pasimetę, tai yra dėl to, kad jie ieško atsakymų išoriai. Tikrai, jie ieško atsakymų kažkur kituose žmonyse, kažkokias tai viltis deda į tos pačius milijonierių visokius workshopus, bet ką jums reikia mėlyje daryti, įsikasti giliau į save. Čia yra jūsų didžiausias darbas, ką jūs turite daryti. Pasižiūrėti savo astrologinį žemėlapį, pradėti jį studijuoti, prisijungti mano seminarą, jums bus pati geriausia pradžia pradėti visą tai žiūrėti giliau, patikėkit manim. Nes aš niekada dar nesijaučiu tokia pasitikėti savim, ką aš dabar darau, ties kuo aš dirbu, negu, pavyzdžiui, prieš metus laiko ar prieš 2 metus. Nes aš žinau, kas man energetiškai tinkama, kas man nėra energetiškai tinkama, ko aš turėčiau nedaryti, o ką aš turėčiau kaip tik daryti, ar ne? Tai aš noriu, kad jūs lygiai taip pat pradėtumėt jaustis apie save. Ir tada tas užtikrintumas jums ir padės susijungti su tom savo genijaus zonomis. Ir jums padės, jūs tiesiog, kai mes suprantat, esam tame alignment, žinot, kai mes darom iš tikrųjų kažką, kas mus veža, kad iš tikrųjų mūsų sielos džiaugiasi. Ir mūsų sėkmė atrodo gerai ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Mes tampam magnetiški. Tada žmonės pradeda pas mus ateiti. Tada žmonės pradeda norėti žinot, ką tu čia darai, žinai, koks skirtumas, ką tu darai, aš noriu būti dalis to, nes mes esame magnetiški, mes esame savo rogėse. Bet kai mes nesam savo rogėse, bet kaip čia buvo man prieš gal beveik porą mėnesių, turėjau iš tikrųjų gan nuoširdų pokalbį su savo komanda. Ir žodžiu, aš jam labai tiesiai šviesiai pasakiau, kaip aš jaučiuosi, kad aš sakau, jaučiuosi paskutiniais metais tiesiog, kad, nesijaučiau tiesiog, kad esu tame alignment. Ir sako, žinai, atrodo, kad tu nusimovai kažkokią tai kaukę, nes tu įsilaisvinai, žinai, tu įsilaisvinai nuo to, kad tu ateini ir vedi tos skambučius ir tu tiesiog darai, nes tau reikia daryti, bet iš manęs nebėra to džiaugsmo, iš manęs nebėra to tokio, žinai, kad užsivedimo. Ir dabar, kai aš dirbu ties to rebrandu, ar ne, ties to, kokią aš noriu bendruomenę kurti, kaip aš noriu toliau turėti kokias platformas, kaip aš noriu apmokyti žmonės, aš nenoriu, kad vien tai būtų sausos strategijos, aš noriu, kad žmogus prisijungęs į bendruomenę, jisai pamatytų, kad čia yra švenčiamas unikalumas, kad čia mes padėsim tau surasti, kas tau veikia, o ne dalinsimės kažkokią tai strategiją, kam veikia prieš 10 metų ir visi toliau tą patį darysim, žinai. Tai va, ir man tas teikia daug džiaugsmo ir galiu pasakyti, per paskutinius tos mėnesius ir atėjo nuostabus rezultatai. Ir jo, ir tą aš noriu, kad jūs irgi pajaustumėt, mėlyje, aš noriu, kad jūs būtumėt alignment, kad jūs iš tikrųjų dievintumėt, ką jūs darot, nes čia, kaip aš vieną tokį laivą dariau ant savo Facebooko ir viena man moteris pakomentavo, bet ne visi gali daryti tai, ką tu. Tai vad būtent apie tai ir yra esmė, kad ne visi gali daryti tai, ką aš darau. Ir tikrai aš neskatinu visų įt pradėti vesti podcastus ar ten daryti verslus kažkokius, ne. Aš skatinu jūs surasti tai, kas jums yra tinkama, tai, kas jūs veža, tai, kas jums duoda tą gerą. Ir žinot, kiekvienam bus skirtingai, kažkam bus piešiniai, kažkam bus muzika, kažkam bus komunikacija, kažkam bus netgi picas vežioti. Ta prasme, kiekvieno žmogaus yra skirtingas. Ir visiškai nesvarbu, ką jūs darot, svarbiausia, ar jūs tai daro laimingus. Nes tu gal ir ofise dirbdamas esi laimingas, gal tu dirbi 40 valandų per savaitę ir tau patinka, ir tau yra gerai, ir čia yra valio. Man, pavyzdžiui, nėra gerai, dėl to aš norėjau kažką keisti, ne? Bet gal tau yra gerai. Tai va čia yra viso ko esmė, mėlyje, kad ar iš tikrųjų tai mane daro laimingą, ar iš tikrųjų tai, ar jūs jaučiate tą tokį balsą, žinai, kad yra kažkas daugiau, kad aš noriu kažko daugiau gyvenime, kad aš noriu kažko kitaip daryti, nes tada automatiškai jau parodys, kad jūs nesate tenais. Ir aišku, astrologinis žemėlapis daug ką patvirtins, kokia yra jūsų karjeros pusė, į kurią pusę reikėtų eiti ir taip toliau. Taip kad ačiū, kas klausėt manęs, mėlyje. Dar kartą primenu, registruokitės į nemokamą seminarą, ką sako tavo astrologinis žemėlapis apie tave. Taip pat nuo šiol esu sukūrusi tokią platformą, kur jūs galite, jeigu norite, atsidėkoti man, nupirkdami man kavos puodelį. Žinau, kad buvo keletas žmonių, kurie manęs klausia, kaip galima tave palaikyti ir panašiai, nes aš, kaip minėjau, šį podcastą aš absoliučiai nieko neuždirbu ir tai tikrai nėra mano intencija, bet jeigu yra žmonių, kurie tiesiog jaučiat, kad, žinai, noriu kažkokius padaryti atgalinius mainus, tai labai raginu jūs tiesiog padaryti tai, nes taip pat tiems žmonėms, kurie tiesiog prisidėsite, aš tiesiog duosiu irgi papildomus tokius kaip ir turinius ir jums. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad žinotumėt, jeigu kažkas pagalvojate apie tai. Ir taip pat kaip visada primenu, galite mane pasiekti social media, galite man parašyti ir asmeniškai, nesidrovėkit, tikrai nesikandžioji, parašyti man Facebook'e, Agnė Der, ar Instagram'e, ar TikTok'e, pakeisk savo gyvenimą, nepamirškit manęs pasiekti, nes būtent tose platformose aš taip pat dalinuosi daugiau ir apie saviugdą ir jūs galite tikrai iš manęs gauti labai daug turinio. Tai ačiū, kad esat ir iki sekančio karto.